Labas. Paskutinės spalio dienos ir yra atkeliavusi mano dėžutė Jenglyvingo kasmėnesinė, kurios aš labai laukiu. Ir noriu su jumis pasidalinti. Dar yra kelios dienos, galbūt kažką įkvėps irgi pasirinkti panašius produktus. O galbūt turite ir turėsite klausimų, tai visada klauskite komentaruose, mielai pasidalinsiu. Paskutiniu metu labai intensyviai gyvenu, visą laiką pas mane taip intensyvus periodas. Tai net ir dėžutė atkeliavus yra penktadienį, tai tik tai šiandien sekmadienį turiu laiko išsipakuoti ir pasižiūrėti, ką čia gavau, ką užsisakiau, nes laikas bėga, susidedu ir po to būna pamirštu. Taip, tai šį mėnesį aš pasiėmiau Tivso du net produktus, tai yra Tivso indų ploviklis ir universalus Tivso ploviklis. Iš jo labai yra patogu pasidaryti įvairias valymo priemonės ir pastiprinti kitas priemonės. Tarkim, jeigu skalbiklį turi, tai aš jį dalinu į 3 dalis, dapilu po kamštelį šito universalaus ploviklio, po šaukštą sodos ir aš padidinu kiekį ploviklio 3 kartus. Tai va, ir tikrai efektyviai plauna, o kvepia taip pat maloniai, kai namus tokia natūralia švara, nes jau mane tiesą sakant pradeda ypač cheminiai visokie valikliai erzinti, kur ateinu į kai kurias erdves ir jautiesi lik, ten nežinau kokia, ne operacinė, bet toks labai jau stiprus sterilizacijos kvapas. Tai mane jau erzina, tiesą sakant. Taip, kas čia dar? Super C paėmiau, kadangi irgi šaltas sezonas, jam dabar nuolaida dar yra. Tai paėmiau, nes kai puola virusas, tai labai, bet kokie dalykai padeda greičiau pasveikti ir aišku, visi žinom, vitaminas C imunitetui labai gerai. Taip, kas čia dar įdomus? Čia dabar yra iš naujienų, po konvencijos naujas produktas, tai esu visiškai nebandžius, bet Art kosmetika, beje, Art pavadinimas yra netgi tas išvertus menas, tai prižiūrėti save, savo veidą yra menas ir labai malonus užsiėmimas. Taip. Tai kaukė, turbūt, nežinau, šiandien man pavyks, bet rytoj turėsiu laisvesnę dieną ir labai tikiuosi išmėginti jau šitą kaukę, nes jos į Art kosmetiką yra papildyta orchidėjų tam tikros rūšies ekstraktų. Tai šitų produktų tikrai ne visada būna, yra ribotas kiekis, nes labai riboti ištekliai. O kaip žinome, Jengliving kokybė labai ją rūpinasi, nedaro jokių nuolaidų. Tai va, ir šito, žinau, produktas jisai yra tikrai laikinai, ateityje jį išpirkus jo greičiausiai vėl kurį laiką mes neturėsim. Tai labai norėjau išmėginti. Taip. Kas čia dar? Irgi iš naujienų, kuri irgi, šitą dabar nežinau tiksliai, ar jinai bus ateityje. Tai juodgrūdės aliejus. Jisai labai naudingas, kiek ten skaičiau, odai. Tai labai daug geriau yra, tarkim, jeigu gaminame savo gamybos serumus ar kažkokius kremukus, aliejukus veidui, kūnui. Tai šitas yra vienas iš labiausiai rekomenduotinų aliejų, labai daug, kur netgi ir kituose, net ne Jengliving kompanijų, bet tikrai daug, kur jeigu ieškai receptų, randi būtent su juodgrūdės aliejumi, kad skiesti ir daryti. Ir kas čia yra svarbu, kai mes eterinis aliejus yra toks raktas, kuris nueina iki pat ląstelės. Tai jeigu mes naudosim nekokybišką aliejų, tą tokį bazinį aliejų paimsim, ten yra, tarkim, irgi rekomenduojama alyvuogių aliejus, bet jisai labai beje kemša poras. Tai, bet aišku, jeigu kokybiškas alyvuogių aliejus, tai dar yra gerai. Bet jeigu mes paimsim nekokybišką su tam tikrom liekanom,
kenksmingų dalykų, tai o su eteriniu aliejum nunešim dar giliau į odą ir tas bus, turbūt gali būti net nenauda, o net ir žala. Taip, ko aš labai norėjau ir jau seniai galvojau, tai yra gavau dovanų. Šį mėnesį visi, kas užsisako už 120 taškų, šį difuzorių Aroma Sweet gauna dovanų. Tai labai norėjau. Galvoju, ne, čia viskas užklijuota. Aš galbūt, dalinausi, kaip jisai atrodo ir man į darbo kambarį bus labai puiku. Taip, tada dar čia yra vėl mano tradicinis, dabar kol yra akcija, aš kiekvieną mėnesį užsisakau. Tai nes yra perkant štai šitą Inedefense papildą, kuris yra mano jau visa šeima ir vyras ir vaikai, jie žino, jeigu pradeda kažkas kabintis, profilaktiškai geria Inedefense. Jeigu jau užsikabina virusas, tai tada jo į dieną geria po 3-4 kapsulės ir greičiau pasveiksta, o jį šį mėnesį dar perkant gauni Thieves eterinį aliejų mišinį dovanų. Taip, tai ir pereinu prie eterinių aliejų, kas čia atkeliavo pas mane, ką užsisakiau. Taip. Energy gavau, čia irgi iš dovanų, dabar nesimenu, kurioj pakopoj atkeliauja dovanų šis eterinis aliejus. Tai kai reikia energijos tokio tonuso pakelimo, imi į delną ir va čia sprandas ryti patrini, pakvepuoji iš delnų. Delnai yra mūsų natūralus asmeninis difuzorius ir darbingumą iš karto pakelia, tonusą pakelia ir kvapas tikrai yra malonus. Naudoju, nešiojuosi šitą. Taip, aišku, paimiau vėl Copaibą, nes jai dar vis yra irgi nuolaida, o Copaibos niekad nebus per daug. Nes, tai yra vienas įnamiausių, aš jį beje netgi į miksus, jeigu kažkokie yra receptai, tam kažką tiksliniai, tai aš visą laiką papildau dar Copaibos eteriniu aliejum, nes jisai sustiprina kitų eterinių poveikį. Ir dabar, kaip tik turėjau praeitą savaitę komandiruoti, atkreipiau dėmesį, kad anksčiau turėjau labai didelę skrydžių baimę, o dabar kažkaip aš labai ramiai jaučiausi, nors ir buvo tam tikrų nesklandumų skrydžiuose, bet jaučiausi labai ramiai ir kažkaip vis dėlto suvedžiau, nes turiu tam tikrą jau įprotį visą laiką prieš skrydį, aš Copaibos eterinio aliejaus po kokius 5-7 lašiukus išgeriu, tą dieną, kai turėsiu skristi ryte, po to parskridus vakare, bet aš tą darau dėl to, kad jisai stipriai yra drėkinantis, papildantis drėgmės organizmą, odą, o skrydžiuose labai išsausėja oda, tai aš dėl to naudoju, bet jisai turi ir raminantį poveikį, tai aš manau, kad tas irgi kažkokią turbūt duoda vidinę ramybę, tai pati pastebėjau, kad kažkaip daug ramiau skrendu, negu anksčiau skrisdavau. Nors 15 metų pradirbau aviacijos srity, tai ir ten nesugebėjau tos baimės atsikratyti, o aromaterapija tikrai daro didžiulius pokyčius va čia, pirmiausia. Taip, juodųjų eglių eterinis aliejus, čia buvo rinkinys. Dabar galvoju, dar turėtų būti dar 2 eteriniai aliejai. Tai irgi iš rudeninio katalogo labai norėjau išbandyti keletą eterinių aliejų. Dabar galvoju, tik tai ten dar įeina. Taip, jo, buvo juodųjų eglių, Inspiration. Ir dar vienas turėtų būti Inspiration, tai yra apie įkvėpimą. Tuoj pavosysiu, kaip jisai kvepia, nes aš jo beje nesu turėjus, bet labai norėjau. Taip, ir Highest Potential. Nerealus kvapas yra Highest Potential, aukščiausias potencialas. Tai dar vis yra rudeniniam katalogė šis rinkinys. Juodųjų eglių eterinis aliejus,
mišinys Inspiration ir mišinys Highest Potential. Tai va. Tai Highest Potential žinau, kaip kvepia. Inspiration ne. Įdomu. Gerai, bus man įkvėpimas, nes kaip tik ruošiuosi į aromą popietę. Tai nusinešiu ir duosiu irgi merginom pauostyti. Nuostabus. Taip, tai dar gavau Tifso eterinį aliejų, kur sakiau, pirkau Inedifense, Tifsas dovanų. Tifso irgi šiuo sezonu nebus per daug. Vežiausi aš jį ir į komandiruotę, palikau namuose ir čia praktiškai visi žino. Dar viena dovana, čia yra už priklausomai PV taškų kiekį gathering, savęs surinkimas, kai dabar paskutiniu metu turbūt daug kas susidariam, kad labai viskas yra intensyvu, informacijos srautas yra intensyvus, norim padaryti labai daug, labai gerai. Man, tarkim, aš tai iš vis tokį turiu, kad man norisi ir visus to dėmesio apdalinti ir tada visą laiką kaltė, kad kažkam nelieka laiko. Ir kartais save labai, va taip, ir kai nori ir čia, ir čia, ir čia, lik ir išvarstai, tai va šitas eterinio aliejus mišinys yra būtent apie tai, apie savęs surinkimą ir pabuvimą su savim. Dar viena dovana, gvazdikėlių eterinis aliejus. Čia irgi yra už taškus. Tai gvazdikėlis yra labai stiprus, galima sakyti, nuskausmį, bet tai yra karštasis eterinis aliejus, su juo reikia atsargiai, jeigu tepant. Jisai yra viena pagrindinių sudėčių Tifs eterinio aliejų mišiny. Tai jisai tikrai stipriai antivirusinis, stipriai nuskausminantis. Ir prieskoninis kvapas. Tai yra, kam patinka, man truputėlį dantistą primena, bet yra kam būtent šitas eterinis aliejus, jisai kaip tik kalėdas, pyragus, visą tą laiką. Dabar kaip tik artėja pyragų diena, tai bus galima pagarinti šitą eterinį aliejų. Taip, ir dar kažkas čia yra, paskutinė, man atrodo, dovana. Oi, kaip jisai. Va. Tifs purškalas. Tai jį galima naudoti kaip dezinfekantą, paviršiam, rankom ir visą kitą. Bet aš jį mėgstu naudoti į gerklę, jeigu jaučiu, kad kažkas kabinasi. Į gerklę tikrai mūsų varnoje labai beje daug kaupėsi, pagauna virusų, bakterijų, tai čia yra pirmoji pagalba, kai žinom, kad kažką nenorim, kad nueitų giliau, pasipurkšti. Bet ir rankom. Aš beje kažkada dukra sirgo labai stiprių gripo virusų, ją slaugydama, būtent su šitu buteliuku apsisaugojau. Bet, na, aišku, labai jau ten ją uždariau kambarį, visus kitus kambarius neleidau, garinau pastoviai Tifsą. Įeidama, išeidama iš kambario dezinfekuodavausi su šitu rankas, pasipurkšdavau gerklę profilaktiškai ir kažkaip tai mūsų šeimos kiti nariai nepasigavo, nors gripas tada buvo piktas. Tai tiek. Jeigu turėtumėt kokių klausimų, labai maloniai atsakysiu. Iki.